Sveiki. Kaip susivaldyti su prieštaravimais? Ačiū už komentarus, kuriuos jūs palikote. Ir aš apibendrinau juos ir labai trumpai pasistengsiu pateikti vertą, konkrečias formulės, ką jūs galite taikyti jau nuo dabar. Ir pradėsim. Pirmas žmogus būtų Richardas. Parašė tokį prieštaravimą, su kuriuo jis susiduria. Įdomi pati technika valdant prieštaravimus. Ar žodžiu, struktūra, trumpai tariant, formulė. Turiu tokią formulę ir labai trumpai jums pasakysiu, kaip galima suvaldyti. Bet kuriuo atveju jūs turite suvokti vieną dalyką. Pats prieštaravimo faktas tai nėra bandymas kovoti su jumis. Tai yra tiesiog pagalbos šauksmas, tarkim. Jeigu žmogus sako, aš neturiu pinigų, įsivaizduok, galvoj, konvertuokite tą frazę kaip parašau, parodyk man būdą, kur man gauti pinigus. Aš neturiu laiko. Ok, tas pats. Parodyk man būdą, kaip man rasti daugiau laiko ir panašiai. Bet dabar kalbam apie formulę, kaip galima universaliai pritaikyti prieštaravimus. Kalbam, tarkim, apie pardavimus, kalbam apie tiesioginius pardavimus, kalbam apie sandorius, kalbam apie tinklinį rinkodarą. Būna tik tai du variantai, dvi priežastys. Kiek būtų atsakymų galima išskirstyti į dvi rūšys. Hebrai, kiek rūšių? Teisingai, į du. Ir trumpai parašysiu, kokie jie yra. Pirmas. Nepasitikėjimas kompanija. Tai gali būti produktas, tai gali būti servisas, tai gali būti jūsų paslauga, galimybė. Kalbant apie tinklinį rinkodarą, pati idėja kaip tinklinis rinkodaras. Kalbant apie draudimą, pati gyvybės draudimo idėja ar kompanijos. Kalbam, tai yra išorinis faktorius. Kompanija arba produktas arba servisas ir panašiai. Antras dalykas, ką jūs besuskirstumėt, tai būtų antras. Pats žmogus. Paprasčiausiai paaiškinsiu, tai yra, kai žmogus nepasitikė savimi. Tarkim, klausimas, aš neturiu laiko, tai yra apie kompaniją ar apie žmogų. Aišku, kad apie žmogų. Aš neturiu laiko, jis nežino, kur rasti jam laiko resursų. Ok, būna, aš neturiu pinigų. Tikrai susiduri su tokiu klausimu. Tai vėlgi, ar apie klausimas apie pasitikėjimą kompaniją, ar pasitikėjimą žmogumi. Jis nepasitikė savimi. Tiesiog aš neturiu pinigų, aš galbūt turiu kitų prioritėtų, aš gal nepasitikiu tavim. Bet realiai, tai jeigu žmogus matytų naudą, jis turi tik tai du tokius pasiteisinimus. Tai dabar kaip elgtis tokiu atveju? Prisiminkite vieną formulę. Jūs turėtumėt nepertraukinėti, net jeigu žinote, kaip tas pasipriešinimas gali skambėti. Žinau, tai visi taip klausia ir panašiai. Nepertraukinėkit, žiūrėkite akis, draugiškai, parodykit, kad jums žmogaus nuomonė prieštaravimas arba tas klausimas atrodytų svarbus. Ir jums turėtų jis rūpėti, kad jis būtų svarbus. Ir žmogus tai jaučia. Ir elementariai, jūs turite žiūrėti akis ir sakyti, taip, aš jūs suprantu. Žinokit, labai dažnas klausimas. Arba kaip tik šito klausimą aš jūsų laukiau. Arba jūs galite sakyti, tikrai, gan sakyčiau, aštrokas jūsų klausimas. Arba labai aktuali tema šita. Ir jūs pagirit tuo. Jūs pasakot šaunuolis. Jūs pasakot maladės, kad, žinai, uždavėte tą klausimą, kad mastai. Ir aplamai, kad klausi, o nesėdi žmogus tyli. Ir antras žingsnis. Jūs pasakot tiesiog, kad jūs turite susitapatinti. Ir susitapatinimas yra toks, kad, aš turėjau tą pačią problemą. Jeigu kalbant apie pinigus ar kažkokiu produktų įsigijimą, tarkim, seminarą, jūs norit parduoti seminarą ir žmogus sako, aš, neturiu pinigų tam. Atrodo fainai, bet tiesiog tai per brangu. Ir taip, labai dažnas klausimas ir man atrodė tikrai brangiai ir kai aš buvau pasirinkęs
irgi šį seminarą man tai atrodo neįperkama, kaip čia galima tai padaryti. Kažką tik padariau, susitapatinau. Jeigu jūs neturite asmeninės patirties, tik tai pradėjot, jūs galite sakyti kitų žmonių istoriją. Žinot, kaip tik, su ta problema susiduria labai daug žmonių. Labai aktuali tema ir tikrai šiai dienai nelengva rasti papildomai pinigų, eurų ten tokiems reikalams. Bet leisk aš tau papasakosiu istoriją. Tai koks žodis? Istorija. Ir istorija turėtų būti skambėti taip. Kino istorija. Hebra kino istorija. Mano. O jeigu neturit istorijos savo, kokia istorija? Kita. Kolekcionuokit istorijas. Ir elementariai gali būti prieiti prie to. Taip, aš tave suprantu. Leisk aš tau pasakysiu vieną istoriją. Arba leisk aš tau pasakysiu, kaip buvo su manimi. Ir sakai, tarkim, jeigu kalbant apie seminarą, grįžtam prie to paties. Sakai, aš gyvenau taip. Dirbau darbą, kuris man nepatinka. Jaučiausi nerealizavęs savo potencialo galimybių. Ir visiškai netekau vilties, kaip tai galima pakeisti. Ir žinai, ką aš radau? Aš buvau iš geras draugas man davė patarimą. Sako, sudalyvauk šitam seminare. Man atrodė tai baisiai daug. Tai yra 2 mano atlyginimo dydžiai. Kokia čia gali būti vertė iš to? Ir ką aš padariau? Žinai, aš pagalvojau, o kas atsitiks, jeigu aš nieko nekeisiu? Bus tas pats. Jeigu aš nerasiu pinigų, gyvenimas bus lygiai toks pat ir po metų, ir po 2, ir po 3. Ir aš supratau, kad aš tiesiog ieškau gražių istorijų, kad tik tai nedalyvaut, bet jaučiau, kad tai yra tikrai man reikalinga. Bet baimė praras pinigus, baimė būti apgautam, kad nebus efekto, tikrai suprantu. Ir žinai, ką aš padariau? Aš radau pinigus. Aš dalį pasiskolinau, dalį turėjau santaupų, tarkim, atidėjęs atostogom ar dar kažkam. Ir aš nuvažiavau tą seminarą. Ir žinai, kas pasikeitė? Aš pamačiau visiškai kitokias galimybės. Aš išmokau tokių įgūdžių, kur aš negalėjau net išgirsti niekur. Buvo tam tikri faktai, kurie buvo girdėti, bet tokioje terpėje, tokiam kontekste aš supratau, kad tai yra realiai išeitis. Ir aš gavau strategijas, kaip išlysti iš tos šiknos. Atsiprašau už tą žodį, bet aš specialiai pasakiau. Kaip išlysti iš to. Ir aš matau dabar šią dieną rezultatą tokį. Aš išėjau iš tų darbų, kuris man yra netinkamas, kuris man buvo minimėlas. Aš pradėjau uždirbinėti realiai gal 50% daugiau, kartais 2. Ir gaunant malonumą. Tai dabar grįžtant apie tave. Jeigu tu matai, kad tas dalykas galėtų pakeisti tavo gyvenimą, kad galėtų tai duoti tau šansą gyventi kitaip, ar tu rastum pinigų? Ir sulaukit atsakymą. Žmogus tikrai suprastų ir pasakytų, gal tu ir teisus. Ir žmogus supranta, kad tu jam padėjai išsiaiškinti. Tai pakartojam formulę. Pirmas, jūs turit padėkoti už klausimą. Jūs turit ne tai, kad būkit kreatyvus, nesakykit, taip, geras klausimas. Jo, geras klausimas. Tai visi taip sako, šiek tiek fantazijos. Jūs galite sakyti, klausimas labai aštrus. Aš kaip tik laukiu tokio atsakymo. Arba, jūs žinokit, nakautuojat su šito klausimu. Ir antras žingsnis yra, aš jaučiausi taip pat, susitapatinam ir įdėkite istoriją savo arba kito žmogaus. Jūs tiesiog pasakysite, kad tai buvo kažkam kitam, tai buvo jums, arba buvo jūsų draugai, arba jūsų pažįstamai, arba nesvarbu kam. Ir kaip tai paveikė. Kur buvo žmogus ir kur jis atsirado. Ir žmoguje, jeigu yra ta liepsna, jeigu jis turi troškimą pakeisti tą situaciją, kurią yra šiandien, jis tikrai suraus pinigų. Pinigai yra resursas. Ir jeigu žmogus sako, aš neturiu pinigų, pagalvokit vieną dalyką. Turbūt turit vieną bent pažįstamą, kuris išvažiavo dirbti į užsienį. Tarkim, į statybas. Jis ir taip neturi pinigų gyvenant čia. Ką jis daro? Jeigu jam pasiūlo darbo, tu važiuok į Norvegiją, užsidirbsi per 3 mėnesius tiek, kaip tu čia per metus uždirbtum. Ką jis daro? Jis patikė. Ar jis garantuotas, kad jis ten viską gaus? Ne. Jis paskolina pinigų ir kelioniai, ir bilietui, ir apgyvendinimui.
ir išvažiuoja. Pinigų visada rasi, jeigu tu matai prasme, dėl ko tu tai darai.